Metas atėjo. Jėzus skelbė. Atėjo metas ir prisiartino Dievo karalystė. Atsiverskite ir tikėkite Evangeliją. Evangelija pagal Morką, 1 skyrius 15 eilutė. Kuomet aš tai perskaičiau, išsigandau, atėjo metas prisiartino Dievo karalystė. Tikrai, kasgi būtų, jeigu Jėzus šiandien sugrįžtų? Apsidairiau ir galvojau, kuo dar turėčiau pasirūpinti, kur pavalyti, o ką išmesti. Juk turi atrodyti tvarkinga ir švaru. Ir tuomet pažiūrėjau į savo širdį, o ten irgi turiu apsivalyti. Nejuk Viešpats negali manęs tokio rasti. Iš kurgi kyla visas blogos mintis, to aš visai nenoriu. Ir dar yra keletas tamsių dalykų, kuriuos aš dar turiu sutvarkyti. Ir dar sąskaitas sumokėti. Ir kai kurios apsilankymus aš jau kurį laiką atidedu. O varge, ar aš viską suspėsiu, kol jis ateis. Turime būti jam pasiruošę. Kažkaip jis vis ateina nelauktai. Štai tik staiga jis vėl čia. Pastebiu, jog kyla mąstymo klaidų. Jis juk nelaukia, kad aš stovėčiau su baltais ilgais rūbais ir žvelgčiau į dangų. Jis juk nelaukia, kad nuolat būčiau įsigilinęs į maldą ir Biblijos skaitimus. Jam patinka, jeigu randa kažką dirbantį, net jeigu murzina. Jam patinka, kuomet kas nors daro gailestingumo darbus arba savo įprastus darbus. Ir štai vėliau būna jo nustebintas. Jis visuomet šalia, o kartais ateina aplankyti, kaip svečias, kaip padėjėjas, kaip pagalbos prašantis, arba saulei leidžiantis, arba maldoje. Jis vis iš naujo mane nustebino, bet kuomet jis ateis debesyse, kaip tuomet bus su mumis. Kuomet jis norės pasiimti savuosius, neturiu įsivaizdavimo, ar ilgai dar tai trūks. Taip ilgiuosi jo ir jo pasirodymo. Taip bus nuostabu. Jis žvelgia į širdį ir jį pasiruošus jam. Ar jį pasiruošus jam. Ilgesys ir meilė Jėzui ten gyvena. Jis nemato nieko kito, kaip tik mūsų širdį. Kaip gerai. Taigi ruoškimės jam, apvalykime savo širdį ir leiskime ją pripildyti jo malonę bei meilę. Jin turi priklausyti jam ir dėl jo plakti. Jis yra Viešpats, kurį mes be galo mylime. Tikrai, Jėzau, aš myliu tave ir laukiu tavęs, ilgiuosi tavęs, ne tik savosios ramybės. Ir dieviškoji džiaugsmo ne, tavęs paties. Tai esi mano gyvenimo meilė. Amen.